Kas sukūrė kompaniją, turbūt čia aišku, kad du stiprus, kaip sakant, lyderiai, tai yra gydytojas Tony Rodriguez, jis labai žymus Meksikoje gydytojas, savo kliniką turi, kurią ten visi žino, labai žymi stipri, bet jis daugiau toks žmogus, kad žmonėms suteikti sveikatą natūraliai, o ne medikamentais. Va, ir kas yra labai svarbu šitoje kompanijoje, visur naudoti, kad tai yra produktai, kurie stiprina mūsų aktyvumą, sveikatą ir taip toliau. Kaip produktai, o ne kaip gydymo, nes labai buvo susikūrus per šitus 4 metus. Va, kaip tik kompanija praeitą savaitgalį atšventė 4 metus, buvo labai didelis ten susibūrimas. Va, ir yra labai daug klientų ir ypač daug buvo klientų Naujojoje Zelandijoje. Ir jie net atidarė tokią kaip kliniką ir jie ten jau tūkstančiais klientų ir kaip gydymą vesdavo su tais produktais. Ir aišku, visiems čia aišku, kad farmaceutinis biznis labai stipriai užlaužė, jie dabar pakeitė ten biškį kryptį, tai labai griežtai kompanija pasisako, kad tikrai negydom žmonių, nors viskas vyksta atvirkščiai, bet kad nenaudoti čia gydymo. Kad naudoti grinai kaip maisto produktai sveikatai. Va, tai čia kaip gydytojas ir antras, jie yra du savininkai, o antras yra Alex Reynoso. Jis yra labai stiprus marketingo srityje ir biznio vedimui. Tai vienu žodžiu, vienas yra, kuris produkto kūrime, programų kūrime, laboratorijos, klinikos, viskas priklauso, o kitas strategas ir visokio įrengimų kūrimui, instrumentų kūrimui Alex Reynoso. Dėl to šita kompanija labai stipriai kyla обороtai, kaip dabar lietuviškai pasakyti. Irgi trūksta žodžių man. Apimtis pardavimų turiu galvoj. Va, ir jie kuria ir naujus instrumentus, tai jų dėka sukurtas yra šitas skaneris. Jeigu, kiek galiu pasakyti iš savo pusės, pas mane, kuriuos pakviečiau pirmus partnerius, kurie dirba su kitom kompanijom, kurie naudojo rezonansą, turi šitus aparatūras ir ten vienas, kur virš 2000 mokėjęs, kitas ten irgi netoli 3000. Tai aišku, pačioj pradžioj labai skeptiškai, net nenorėjau tą pusę žiūrėti, ne, mums neįdomu, visiškai neįdomu. Ir paskui pasidarė taip, kad 2 ar 3 savaitės gal žmonės vis tiek domėjusi. Ir jie suprato, kad jiems įdomu šitas skaneris. Ir kas svarbiausia, jie pirmiausiai nusipirko skanerį, net negalvoju produktų pirkti. Bet kadangi kompanija žengė į Europą, pirmi žingsniai registracijos buvo vasario pradžioj, aš pati vasario 6 pirkau komplektą ir buvo pateikta akcija paketui 630 skanerių į pusę kainos, nes atskirai skanerių nebuvo galima įsigyti. Va, tai pas mane vienas, čia turbūt žino Rasolį, Viesturas, kur jo žmona yra gydytoja, čia stipri Latvijoje ir jisai ten visą gyvenimą produktais užsiima, rezonansai ir taip toliau. Ir aš jam kaip pasiūliau, tai jis man buvo atmetęs, o paskui jis pasiskaitė kažkur, tai jis nusipirko visą tą komplektą, bet man pasakė, sako, aš produktų nenaudosiu, aš turiu kitų kompanijų, aparatas man įdomu. Ir ką jis pirmiausiai padarė, jis gavęs šitą skanerį, jis neskanavo savęs, bet jo žmona padarė jam, ten išsamiai tyrimus kraujo, kiek įmanoma, kiek jis sakė, ten 60 eurų sumokėjau, sakė, padarė,
kai gavau atsakymus, tada jis pats tada nusiskanavo. Tai žinokit, buvau labai nustebęs, kad ką jo kraujo tyrimai parodė, 1:1 atitiko su skaneriu. Ką skaneris rodė, nes jis rodo rodiklius visus. Kaip ir darome mes tyrimus, daleiskim, kraujo, kiek yra, daleiskim, kolesterolis, ar ten kažką, cukrus rodo, kiek yra norma, kiek ar per daug jo, ar per mažai, tai lygiai tą patį skaneris rodo. Grinai skaičiais nukrypimus. Kiek turi būti, arba per mažai, arba per daug. Ir jis skanuoja labai, yra 45, man atrodo, pozicijos, kaip nuo galvos nuskanuoja per minutę ir toliau eina per visą kūną žemyn. Ir tada dar kiekvieną tą poziciją dar išsamei rodo. Tai 128 atsakymai pagal visą organizmą. Tai vienu žodžiu yra įrodyta, čia jau iš Šviestur aš girdėjau, toliau Lietuvoje ten yra vienas žmogus, kol kas neįvardinsiu pavardės, aš su juo bandysiu pabendrauti, gal jis norės prijungsime į šitą grupę, nes jis gan tolyn jau yra pažengęs, didelę komandą surinkęs, bet pas jį komanda tarptautinė, žiūri ten ir Vengrija, Bulgarija, Vokietija, iš ten visur jisai žmonės, kurie į komandą. Tai irgi pas jį buvo irgi aparatūra brangi ir jis iš to skanerių, jis sakė, gan plačiau ir gan tiksliau parodo visą šitą organizmą. Toliau, ką dar noriu pasakyti, labai patogu su tuo skaneriu, patogu jį turėti kiekvienam žmogui namuose, netgi nekuriant komandų dėl savo sveikatos. Tu gali, daleiskim, mums siūlo visokius produktus, vitaminus gerti, bet mes nežinom, ar jų reikia organizmui, ar nereikia. Gal silpnai jaučiamės, tai gal šito reikia. O gal atvirkščiai, daleiskim, ten B grupės vitaminų, ar ten C vitaminų, gal jų yra pas mus, gal mums jų nereikia net naudoti. Ir dėl to šitas skaneris labai išsamei rodo. Nereikia organizmą pergrūsti produktais, vitaminais, kurių galbūt mums netrūksta. Aš pati ant savęs buvau labai nustebus, kada nusiskanavau, kokias turiu problemas, aš žinojau. Ten skydliaukė problemos, nervinė sistema, nes buvau labai išsibalansavus, stresas didžiausias, naktim nemiegojau, ten ir taip toliau. Ir kada aš nusiskanavau, aš buvau šoke, pas mane ten tiek problemų, kad siaubas kažkoks. Ir dar, ką noriu pasakyti, daugiausiai žmonės kalba, nereikia čia man jokių papildų, turbūt visi šitą išgirstame, nereikia, aš naudoju daug vaisių, daržovių ir aš pilnai gaunu su organizmu. Tai žinokit, čia aš iš tokių žmonių, kuri labai daug vaisių valgydavau ir daržovis, pas mane lėkštėje, daleiskim ten, jeigu pietus darau, kaip pavyzdys karbonadas, tai iš jo galbūt trečdalį tik tai atsipjaunu, vyrui daugiau atiduodu, o pati labai daug daržovių. Ir kada mane skaneris nuskanavo, pas mane buvo pepticidai, raudonavo, metalai, kažkas baisaus, o visas šitas rytis ant tiek buvo užterštas toksinais organizmas. O pas mano vyrą jis mažai valgo, labai simboliškai ten, jei kokią agurkėlį paima ar ką pas jį, tik čiut mėlynai, čiut nukrypimas buvo šitoj srity. Tai atsakymas žmonėm, kurie sako, mes valgom labai daug daržovių ir mes pilnai turim vitaminų. Tai pabrėžiu šitą dalyką. Ir taip pat ne tik pas mane vieną, irgi ten porą aršiau bendrauju žmonių, kurie irgi daug valgo daržovių vaisių, lygiai tas pats buvo, kad labai užterštas organizmas. Tai labai, sakyčiau, netgi žmogui, kuris nežada nei dirbti, nei dalintis, kaip ir kiekvienas mes namuose turim aparatus kraujo spaudimui matuotis, tai tikrai patariu turėti tokį aparatą irgi šalia. Nes jeigu kas nors ar blogiau, tu įsijungi, tu matai, kokioj srity pas tave kažkokią problemą. Ir dar
vat kaip minėjau, kad Viestoras sakė, ne, aš šitų produktų nenaudosiu, o kadangi šitas aparatas, jis kaip parodo, ko tau trūksta, kokios problemus, taip galima naudoti kitos kompanijos produktus. Bet čia yra antiek atidirbta, antiek sudarytus programus prie kiekvienos tavo problemos, tau duoda visus atsakymus, kokius jie pataria produktus naudoti šitom problemom išnaikinti. Aišku, kada, daleiskim, aš prasiskanavau, tai pas mane ten tų produktų naudoti turbūt vienu kartu būtų reikėję gal 20, bet tai nenaudosi ten sauja tų kapsulių jau vieną iš tų produktų. Tai tokiu būdu, kaip sakant, prie kiekvieno atsakymų, nes buvo labai daug problemų, tai ant popieriaus lapų įsirinkau prie kiekvienos problemos kiek daugiausiai pliusiukų, nes labai daug produktų kartojusi prie atskirų problemų. Įsirinkau ten, daleiskim, 5 produktus, kuriuos pagrindinius ir pradėjau naudoti. Na, aišku, praėjo mėnuo, praskanavau, jau žiūriu, kažkuris produktas atkrito, papildas, kurio nereikia, nes problema išnyko organizme. Daleiskim, pas mane buvo labai trūko deguonies, labai organizme deguonies. Ir ten yra produktas, kuris deguonies kiekį kelia V-nitro, jis ten stiprina širdį, jis prieš infarktinius, inksto nepakankamumą, kraujotaką reguliuoja. Ir aš jį, kai pagėriau mėnesį laiko, man su inkstais viskas kaip ir tvarkoj parodė, kad ten tik čiut nukreipimas, ten jau išnyko visa problema. Va, tai tada jau žiūri, vėl persiskanuoji, galima ten po 2 savaičių skanuotis, po mėnesių ir žiūri, kas pasitaisė, kokios problemos išnyko ir ką reikia. Kas yra šitoje kompanijoje gerai, kad visi produktai yra, kadangi pagrindė gydytojo komanda, ten laboratorijos, viskas jų visus yra nuosavus, netgi plantacijos žaliavų, gamyklos, viskas jų nuosava, dėl to labai atsiliepia į produktų kainą. Ir kaina produktų, jeigu mes palygintumėm su kas rinkoje yra, tai tikrai mums konkurencijos nėra, nes labai geros kainos. Ir visam pasauliu, ar tai Meksikoje, ar tai Amerikoje, kokiam pasauliu bebūtum, visų kainos vienodos, doleriais 1:1. Tai čia labai didelis pliusas. Ir jų nutriciologai yra sudarę programas. Va, jeigu mes einam į parduotuvę pirktis, tai yra detoks, restore, lietuviškai, detoksikacijai, kokie produktai skiriami, grinai jie sudėti skyriais. Toliau atkurti organizmui, vėl produktai sudėti, toliau energiją duoti, sužadinti ir taip toliau organizmą produktai sudėti ir maitinimui. Ten kokteiliai visi, ten sudėti 4 tokie skyriai. Ir netgi į tuos skyrius įėjus, tu net žinai, iš kurios skyrių, ką tu nori įsigyti. Netgi taip yra padaryta. Va, tai čia viskas, kas liečia produktus. Yra atskirus programos sudarytos, daleiskim, svorio metimui, reguliavimui. Tai yra, irgi dėsiu aš ten į čatą, iš 3 produktų. Tai arbata, detoks, jinai yra labai malonaus skonio, žolytės, bet malonus skonis, nes aš asmeniškai arbatų nemėgėja, bet tikrai man jinai gan normaliai geriasi ir jinai, kiekvienas įpakavimas yra po 1 pakelį, tą pakelį mes užtlikinam litrų vandens, jin turi atstovėti 5-8 valandas, ten jau kaip koncentracija tokia pasidaryti. Ir jeigu, kaip kompanija rekomenduoja šitą kiekį, jį dar dapilti 3 litrus vandens, tai gaunasi visų 4 litrai ir ten po stiklinę, po 2 stiklinės gerti į dieną. Bet kas nori mesti, tai čia
lengvai detoksikacijai, gali kiekvieną dieną taip gerti. Bet čia jau mes esame irgi išbandę, vat irgi apie Viesturą paminėsiu, jis ten pagėrė savaitę, sako, nieko aš nejaučiu, sako, man reikia 1:1, pusę puodelio šito koncentrato ir pusę puodelio vandens. Jis kai pradėjo šitaip gerti, tai žinokit, iš karto, jis per 2 savaitės jau daugiau kaip 10 kg numetė. Bet, aišku, naudoja ir kitus, yra čia speciali kava, kuri termokava vadinasi, kuri kaip tik svorio metimui, riebalų deginimui, apetitų mažinimui. Tai va, ir dar tada ten kapsulės dasideda kontrolė. Tos kontrolė kapsulės, jos, irgi degina riebalus, aplamai kontrolė kapsulės netgi pirmam kartui, netgi be viršsvorio žmonėm labai patartina irgi užsakyti, kaip ir arbatą šitą, taip ir kontrolė, kadangi pas mus visus yra labai, vis tiek kepenys apnešti, suriebėję kepenys ir taip toliau, tai ypač šitą V-kontrol, jisai, atsiprašau, kontrol čia grinai viršsvoriui, Organics, V-Organics kepenim, daro detoksikaciją ir kepenys valo, balansuoja virškinimą, tulžies nutekėjimą reguliuoja. Irgi yra kaip pavyzdys pas mūsų viršesnį sponsorio Fanny, pas jį žmona pastoviai labai su kepenim pas ją problemos, visada buvo problemos ir sako, tiesiog po krūtinė netgi toks kaip lankas būdavo, toks kaip ratas, negerai su kepenim ir kada padarė su skaneriu, parodė, kad jai labai blogai su kepenim. Tai jinai, ten truputį arbatos gėrė, o šiaip vakare jinai 3 dozę šitų kapsulių gerdavo. Nes vėlgi šitos visos kapsulės, jeigu yra problema, tai vėlgi mūsiškiai visi, kas jau naudoja, patyrė, jeigu turi stiprią problemą, tai reikia dozę 2 kart arba 3 kart padidinti, kad efektyviai veiktų. Pačioj pradžioj tik tai. Va, tai jinai šitą pakelį mėnesinį sugėrė per 2 savaitės, gerdavau tik vakare ir po 2 savaičių kepenys atsistatė normaliai ir jis kaip pasakoja, kad labai normaliai pradėjo jaustis, tas po krūtinė ratas išnyko pas ją ir normaliai pradėjo. Irgi minėjau, kad šlapimas, skysčiai labai užsilaikydavo organizme, pradėjo normaliai tualetą eiti, skysčius išleidinėti. Tai produktai, yra produktų, kurie tikrai netgi 1-2 savaitę duoda labai stiprius rezultatus. Ką dar? Dabar dar jie sukūrė naują, irgi čia visi ruošiasi labai stipriai, visa žiniasklaida ir visur, kad rudenį bus vėl uždaryta, šitie lockdownai, vėl covidai, tai netgi per anglišką konferenciją jie sako, mes užbėgam už akių, gal to ir nebus, bet sukūrė instrumentą, kurį paleis pilnai 29 gegužės, bendravimai su žmonėm, skanavimas veido ir ten nauja kažkokią programą, čia kaip instrumentas darbui. Irgi ten dabar jau galima užsiregistruoti, kas kompanijų užsiregistravęs, pusiau jau ten užsipildyti, bet reikės laukti iki 29, nes kol kas tą programą paleido tik tai aukštai pasiekusiam lyderiam Deimantam, jie jau su ją pradėjo dirbti, visiems kitiem 29 gegužės paleis pilnai darbui šitą programą. Toliau, aišku, dėl darbo aš galbūt apie marketingą nekalbėsiu, bet marketingas labai stiprus, kas nori dirbti, labai pelningas, nes netgi produktai, kuriuos, dar
šitą turbūt būtinai paminėsiu, kad žmogus įstojęs į kompaniją, jis susimoka be $1.30 metinį mokestį ir jisai netgi neįsigijęs jokių produktų, neįsigijęs paketo, jis gali jau pradėti kviesti žmonės ir tie žmonės, kurie po juo daro pirmą pirkimą, nesvarbu, ar tai įsirinkę produktus, ar tai nusipirkę paketą, jis gauna referalinį atlygį nuo to žmogaus. Ir čia yra labai svarbu, nes tarp mūsų atsiranda žmonių, kurie tikrai norėtų gal pradėti darbuotis, bet neturi iš ko aktyvuotis, kad nusipirkti savo kažkokius produktus ar paketą ir jis žino, jeigu jis nenusipirko, viskas pinigai eina pro šoną ir daug ką atbaido. Tai va čia labai didelis pliusas iš kompanijos, jis jau kada gauna pirmus pinigus, jau jis gali iš 50 CV savo įsigyti produktus ir toliau dirbti su komanda. Visos kainos tiek partneriam, tiek klientam, kurie susimokėję $30 mėnesinį, yra vienodus. Visiems centas prie cento vienodus. Bet būna akcijos. Dabar, daleiskim, kovo mėnesį, jie kiekvieną trečiadienį skelbdavo naujas akcijas. Ten 2 perki, 1 duoda dovanų. Tai irgi, kas naudoja savo daugiau produktų, tai labai didžiulis pliusas. Toliau aktyvaciją darant, nuo pirmo ne, bet po antro užsakymo, jie jau pradeda atgal kaip cashbacką duoti taškais. Ir tos taškus jau 3 mėnesį juos apmokėjimui produktų dalį, palei mane 70% tų taškų gali panaudoti. Tai irgi, jeigu daugiau dirbant su komandom, daugiau turint žmonių, tai siekiant rangus, tų taškų duoda ir tų taškų perkant, užsisakant irgi atgal duoda, tai savo šeimai, savo gan su didelė nuolaida gaunasi įsigyti produktus. Nes čia, kas liečia kapsulės, visos kapsulės praktiškai kainuoja 27,5 € mėnesiui paketas, o toliau yra įvairūs kokteiliai, jie yra be proto skanūs, kuriuos galima naudoti, daleiskim, kas labai skuba ryte vietoj pusryčių, vakare vietoj vakarienės. Tai mes su vyru vakarais daromės kokteilį, daromės iš neriebaus pieno, dar kartais įsimetu kažkokią, turiu šaldytų savų uogų, tai šilauogių, tai aviečių dar šaldytų įsimetu ir su blenderiu juos įsiplaki, jie tokie gaunas, išsipūtę, tokie lengvi ir labai labai skanus kokteiliai. Va, ir sotu, ir skanu. Aišku, tų kokteilių dėka, jie ne šiaip, jie stiprina ten ir širdį, ir su daug antioksidantų, ir, daleiskim, nauriš kokteilis proteinai, hormonų balansą balansuoja. Čia apie produktus visus išsamei aš įdėsiu į chatą ir jūs tada į lietuvių kalboje išsirinksit, ką jums reikia. Nežinau, gal klauskit. Dar ką pasakysiu apie kavas. Yra 4 kavos. Ten buvo įmetus labai populiari yra latte kava. Čia aišku skonio dalykas. Man asmeniškai jinai yra saldi ir aš negaliu jos gerti. Bet mano vyras, tai jisai su malonumu geria, jam labai patinka, daro truputį, nors jinai balinta yra, bet aš pusę puodelio išplaku iki putos pieną ir tokią tikrą latte, tokią įsipūtusią darau, tai jam labai labai skanu. O aš, kada pas mane buvo labai išbalansuota nervų sistema, labai vakarai naktinė miegodavau, tai man aparatas parodė šitą neuro kavą, tai aš ryte geriu lof kavą ir po pietų apie 5 valandą šitą neuro kavą geriu. Tikrai maloniai gerisi ir
daleiskim namuose, pas mane yra kavos aparatas, pirkdavau tikrai brangias pupelės, bet dabar, žinokit, net į tą pusę nežiūriu. Visai nenoriu iš aparato šitos kavos, geriu tik tai šitą. O šiaip produktai yra įvairiom kryptim. Ir dėl sąnarių, ir dėl skydliaukės, ir kraujo cukraus balansui, metabolizmas, hormonų balansui, kepenim, labai daug. Ir dabar buvo pas juos suvažiavimas 4 metų, jie pristatė 5 naujus produktus, kurie artimiausių laikų bus pateikti į pardavimą. Tai pristatė moterims, ten hormonai ir taip toliau reguliavimas. Vyrams, kas liečia prostatas ir problemų, specialius produktus padarė. Toliau padarė detoks arbatą vaisinę, nes buvo labai daug kas pageidavo, kad būtų vaisinė iš uogų ir panašiai. Ir skaito, kad ateina vasara, jie labai stengiasi, jau šitą arbatą galima įsigyti. Kol kas ten paketais, man atrodo, 6 pakeliai, 60 eurų, po 10 eurų. Bet labai greitų laikų bus atskirai ten jau bus galima įsigyti. Ir vis toliau, kaip sakant, moksliniai laboratorijai bendradarbiai dirba, bus ir naujų programų, ir naujų produktų. Dar buvo, daleiskim, yra gliutationas. Gliutationas čia yra 2 rūšių. Yra buteliukas, koncentratas, įsupipėte 2 kart dienoj po liežuviu, 15-20 sekundžių, ir jis eina per gleivinę tiesiai į kraują. Ir yra kapsulėm. Tai šitas, kur gliutationas kapsulėm, dabar jie irgi pristatė 5-dienį, gan pastiprino sudėtį, truputį, pakeitė, pastiprino, kur kapsulėm. Irgi, kas liečia gliutationą, jis irgi nanotechnologijom padarytas, kad, jis smulkių atrodo, jis koncentruotas, gan maloniai gerai įsipipėti, ten patogu, mes čia ne vienas esam buvę Neumi, tai ten tas vandenėlis, to butelių labai ir daleiskim, ar ten su savimi rankinukas sėt, ar kur vis tiek yra nepatogu naudojimui. Čia yra mažas buteliukas, mėnesiui labai patogu naudoti ir skonis labai panašus, tik tai daugiau koncentruotas. Ir toks malonesnis netgi negu su Neumi, sakyčiau. Ir kainos atžvilgiu, jeigu Neumi mes pirkdavom 50 eurų, plus dar 21% PVM tekdavo susimokėti, tai čia $50 ir be jokio PVM. Taip. Atsiuntimas nebrangiai, jeigu perkam iki 10 produktų, gaunasi $12. Kol kas eina tiesiai iš Amerikos sandėlių, bet išmuitinimas vyksta Briusely, Belgijoje. Belgijoje per porą dienų išmuitina ir tada siunčia mums. Grubiai į Latviją ateina per 8, per 12 dienų, į Lietuvą truputį ilgiau. Net keista, į Latviją jie siunčia į oro uostą, jis atskrenda ir tada kurjeris atveža. O Lietuvoje, kiek stebėjom trekking, tai, vyras šunis į lauką paleido. Lietuvoje iš Belgijos eina DPD mašina, tai kažkur ant 3 dienų ilgiau. Nežinau, kodėl į Lietuvą su mašina veža DPD, o pas mus lėktuvus skraidina į Latviją. Tai gal tiek nuo manęs, jeigu turit kažkokių klausimų, klauskit. Kas liečia skanerį, labai išsamei yra įrašęs video, įrašęs Fanys, kaip pajungti, kaip ką pridėti, ten galima labai iš arti pasižiūrėti ir pasijungti, nėra ten sudėtinga. Iš Lietuvos yra, stengsiuosi aš su juo pabendrauti ir čia įdėti į čatą kaip lietuviai, yra Albertas tinklininkas, jis ne pas mane,
bet jis pas Fanį jau ir prezentaciją vedė su Viestoru, tai jis stipriai pažengęs į priekį su GPT ir įsistudijavęs ir net video įrašęs, kaip į lietuvių kalbą visą tą programą, nes skaneris rodo anglų kalbą įsirenki, o per GPT galima lietuvių kalboje viską įsiversti ir žiūrėti. Arba galima, visi turime dabar telefonus, kur Google vertėjas pasispaudi kamerą ir per visus atsakymus, pastačius lietuvių kalbą, galima paskaityti. Bet artimiausiu laiku bus upgrade ir bus rusų kalba bus įvesta, nes rusakalbė rinka per visą Europą labai stiprėja. Tai sakė, nenori jie, kadangi tas dabar naujas programas, naujiem instrumentam daro, tai nenori atitraukti kompiuteristo, kad atskirai ten įdiegtų rusų programą. Sakė, kaip ten užbaigs, tada jie susims, padarys rusų kalboje viską. Bet čia, sakau, ne problema, yra vertėjai, galima viską įsiversti. Tai aš tokia daugiau, nežinau, čia jums šokinėjau iš vienos vietos į kitą, jau kažkaip tai nesusikoncentravau, kaip sakant. Kitą kartą gal daugiau iš eilės, gal apie produktą, kokią dieną padaryti tik produktą, kitą dieną vieną aparatą, gal bus geriau. Aš norėjau tokią bendrą tokį vaizdą pristatyti. Šiaip tai žmonės tikrai, kurie naudoja, labai yra patenkinti, visi turi rezultatus. Su kuom aš bendrauju asmeniškai čia Latvijoje, Estijoje, Suomijoje pas mane partneriai, tai visi rezultatus turi. Klauskit. Birute, kai kalbėjai apie akcijas, tai tu pasakei kovo mėnesį, o balandį ką nebedaro akcijų? Labai apie balandį. Atsiprašau, aš jau mėnesiais, dabar balandį šiandien kaip tik akcija yra padaryta. Bet reikia būti užsiregistravus. Šiandien buvo, nes jie pasibaigė, mačiau, nitro šitas buteliukas, va kaip gliutationas mažas, du buteliukai. Oi, jeigu aš dabar įeičiau, jeigu jūs minutėlę palauksit, aš atsinešiu planšetę ir pasakysiu, kas šiandien yra, jeigu dar nepasibaigė. Nitro buteliukas, daleiskim, kainuoja $35, o šiandien, man atrodo, už 30 ar už 40 galima 2 buteliukus nusipirkti. Palauk ir pakartok, šitą čia būna kiekvieną dieną ar savaitėm, kaip ten tas? Ne, tik trečiadieniais ir čia buvo balandžio mėnesį tokia akcija kiekvieną trečiadienį. O dabar ką jie gegužį duos, aš negaliu pasakyti. Ir planšetės nerandu. Gal aš kai pabaigsim įdėsiu nuotraukas, kokia yra akcija, nes matomai vyras mano planšetę pasigrėbė. Tai būna va tokius, kur vienu žodžiu gaunasi pigiau produktai. Šiaip paketus, jeigu kas įsirinkti, yra paketai 170 kainuoja, į jį įeina 9 produktai. Tai įeina nitro, įeina kavalov, įeina vitaminai daili, daili vitaminai, kur netgi prie visų, kaip sakant, ar problemų, ar ne problemų sveikatos, ten labai sudėtis, ten ir mineralai, ir ten labai didelis sudėtis ir juos rekomenduoja naudoti kiekvieną dieną visiems be išimties. Toks buketas vitaminų, daili kokteilis.
į vandenį susiplaki, vientisą masę, išgeri, labai malonus skonis. Birute, pertrauksiu. Tokis klausimas. Dabar jeigu, pavyzdžiui, yra paketas, jisai nėra suformuotas, mes patys susiformuojam. Ar yra suformuotas ir mes galim atskirai, jeigu norim? Yra paketai, kurie suformuoti ir yra ten sudėti produktai. Ir yra, jeigu nenorit paketų pirkti, galit patys išsirinkti produktus, kokius jūs norit. Jeigu paketą perkam, ar gaunasi kažkokia tai nuolaida produktų, ar tiesiog taip sudėta? Taip gaunasi. Nu šitas kur 170, ten gaunasi 4 arbatos, kepenim valyti, vitaminai, nuo sąnarių ir šitas nitro buteliukas, kuris stiprina širdį prieš infarktus, inkstam, kraujotakai, deguonies reguliavimui. Jeigu sudėdi bendrai visus produktus, produktai gausis brangiau. Jeigu perkam paketą 330, dar didesnį nuolaidą produktam. Jeigu paketas 630, atrodo, 650 dabar nežinau, ten bent 15% dar nuolaida ant visų produktų, daug labai produktų išeina, bet prie to 630 ten skaneris už pusę kainos Europai padarytas. Amerikoje skaneris už pusę kainos eina už paketą 1240, Europai jie padarė už 630 už pusę kainos skanerį. Ir ten 15% ant visų produktų gaunasi. Vienintelis, kad pakete rodo ten vaikams kokteiliai, įvairūs vitaminai, prebiotikai ir taip toliau, bet kas iš mūsų užsakinėjo, vitaminai vaikų visi nuimti, o įdėti, visi geri kiti produktai, sakyčiau, dar geriau, nes ne visi tos vaikus turit, tiem vaikam gali paskui užsakyti, kas nori. Tai daleiskim, ten nebuvo parodyta, kad yra termokava svorio metimui, o vietų vaikų termokava įdėta ir kiti. Yra, galit pasižymėti, labai įžymus produktas, jį žmonėm nuo 40 metų patarė, kadangi ten jis gydytojas, ta klinika, patarė, produktas vadinasi V-Askulach, jis yra kompanijai užpatentuotas ir jis labai stiprina širdį, žmogus kuo vyresnis, tai problemų visokių yra. Stiprina širdį, kraujagyslių elastingumą, prieš trombo susidarimus, cholesterino reguliavimas. Ir aišku, po truputį geresnė detoksikacija į organizmą. Tai pastoviai įgeriant šitą Askulach, pastoviai, vienu žodžiu, tai šitą produktą, šitą ir daily vitaminus, tai jie skaito, kad čia kiekvienam nesveikam žmogui patarė pastoviai naudoti šitus 2 produktus. O toliau, aišku, žiūrėti problemas. O man įdomu, kaip dėl naudojimo. Aš ten kabinete, ten niekur nėra parašyta, kaip naudoti. Pavyzdžiui, kad ir tos lašiukus širdžiai, po kiek tų lašiukų reikės naudoti? Įmė pipetė ir pipetė paima pusę pipetės. Ir grinai tos pusę pipetės reikia po liežuviu. 2 kart dienoj. Ant kiekvieno pakelių. Ant pakelių yra užrašyta? Vis ant kiekvieno pakelių ir naudojimas, ir sudėtis, viskas užrašyta. Aha, aišku. Šiaip tos produktai, kaip jie skaito, tai yra negydymas. Ir tie produktai vienas kitam absoliučiai netrukdo. Vienintelį gliutationas ir šitie neurolašiukai, juos, kad būtų švari burna, arba likus iki valgymo, arba po valgių praėjus kokiam pusvalandžiui, kad būtų gleivinė švari. Nes jie, kadangi per gleivinę, jie eina į kraują, tai vienintelis reikalavimas šitiem lašiukam, kad ne valgių metu, o grinai, kad būtų praėję. Arba prieš, arba praėję ir 2 kart dienoj. O visa kita, jūs galite visas kapsulės kartu gerti, jūs galite maišyti, kaip
ką norit. Jie antiek padaryta, kad jie netrukdo vienas kitam. Daleiskim, irgi kepenų tam suriebėjimui, valymui. Ant pakelių parašyta 2 kart dienoj, reiškia ryte ir vakare. Daugumas, pavyzdžiui, mano vyras jis vakare geria 2 kapsulės ir nakčiai tada ten gerai, veikia, nes, irgi yra Facebook'e chatai, yra žmonių pasidalinimai, tai ir angliškai vyksta ten labai šitie dietologai, gydytojai dalyvauja, bet daugiausia anglų kalboj, Zoom'ai. WhatsApp'e galėsiu įdėti prisijungimą WhatsApp'e ir ten būna paskelbti tie Zoom'ai. Jie vyksta pagrinde, jeigu Lietuvos laiku 9:30 vakaro, bet į rusų kalbą nėra vertimo. Šitos pasidarau, kad, bėgime rodytų rusų kalboj, bet kaip jie kalba, nespėjai suskaityti. Labai sunku. O vyksta įvairiom, vertėjai gyvi ten verčia vokiečių, ispanų ir prancūzų kalbom, ir rusų kalbą neverčia. Gal ateityje, kada didesnė rusakalbių grupės žmonių komanda susikurs, tai aišku ir rusų kalba darys vertimą. Bet kol kas matomai per mažai Europai rusakalbių, nes yra padaryti etapai atidarimui rinkų. Europoje atidarė oficialiai vasario mėnesį ir dabar turi gegužės bus atidaryti 3 sandėliai Europui. Rusija numatyta atidaryti 4. ketvirtį. Tai Fanys sakė, kad ir jis ten kažkur padeda, nes reikia sertifikacijas daro, viską, labai daug dokumentų. Tikisi, kad 4. ketvirtį oficialiai atidarys Rusija, jeigu čia kas nors su pasauliniam situacijom dar blogiau nebus. Dabar atidaro Afriką, po Europos Afriką ir 3. ketvirtį atidaro Azijos šalis oficialiai. Visur eina jie oficialiai su visais šalių sertifikatais, jie eina visur oficialiai. Atsiprašau, norėjau paklausti, kiek skaneris kainuoja? $300. Bet jeigu perkant su paketu 630, $149. Birute, tu užsisakei paketą už 600. Kas tenais įeina? Atsiųsiu, žinokit, sudėti, ten labai daug įeina. Vienintelis, tik sakau, ten 3 ar 4 produktai vaikų įdėta, bet jų nesiunčia, ten bus pakeista. Buvo įdėta, dabar nepamenu, bet geri produktai buvo įdėti, ten keli vienetai. Iš jų, ką atsimenu, tai termokava, kurios sudėty nebuvo, jinai buvo įdėta. Apie vaikų produktus dabar, bet šiaip juos siunčia, jeigu mes Siunčia, taip. Ką nors trumpai papasakok. Įdėsiu, žinokit, nes irgi buvo labai nesenai laidai ir jie sutrumpintai įdėjo nuotrauką ir sutrumpintai parašė, tai aš jau pas save pasižymėjau, ją išversiu šiandien įdėsiu, kaip daugiausiai vitaminai, ypač per vaistinės, kad vaikam būtų skanu, kaip yra cukraus pridėta dėl skonių ir taip toliau. Ten dėl vaikam produktai sukurti, nes daugiausiai, bet ir pas mano anūkė, su žarnynu problemų skrandžiu ir kaip tik ten tos bakterijos, probiotikai yra sukurti vaikam labai skanus kokteiliukai. Kokteiliai ten viską. Dabar 3 ar 4 rūšių. Žinau, kad šokoladinis, apelsininis ir žalis ten, man atrodo, 3 rūšių produktai, bet skirtingų sudėčių. Įdėsiu būtinai irgi čia. Bet irgi skanus, ypač sublenderiuoti, viską reikia sublenderiuoti. Buvo per Velykas atvažiavus dukra su anūko ir aš sakau, Evelina, yra kokteiliai, iš čia negeria, negaliu aš įsiūlyti, nieko negeria. Aš padariau, mūsų kokteilį padariau, kur mes su Arūnu geriam, jis su malonumu visą stiklinę išgėrė,
o sakau, negeria kokteilių. Tai nustebė abudu su vyru, kaip jis čia išgėrė. Tai sakau, perkat ir tie kokteiliai visi ten labai skanus ir gers. Šiaip tai jie brangoki, vaikam ten mėnesių irgi $50, man atrodo, kainuoja. Bet jis kaip kokteilis su pieno, su sultim padaryti. Ir soto vaikų, ypač vaikas, jeigu ryte nevalgo ar darželį vedant, ar parsivedė greitai, tai nori, kad kažką, neduoti kažką užkasti, tai geriau padarė kokteilį, tai ir vitaminus gauna, ir sotumą gauna. Yra ypač pas senyvas, turbūt, galbūt, kas turit savo mamas, žinau, mano amžinatilsį tėvukų nėra, bet kaip dabar prisimenu, jau kai buvo 70-80 metų, labai buvo didelis problemos su žarnynu, su vidurių užkietėjimu, žinau, močinusi visokias tabletės kruom rydavo, nepadėdavo. Tai čia, žinokit, tikrai jau yra ne vienas atsiliepimas, netgi per Zoomus moteris įsijungia, kad šitas problemas savo mamom labai greitai sprendžia su šita detoks arbata. Šiaip, žinokit, ką galiu pasakyti, skaneris, kai skanuoja, kas labai nustebę, pas visus žmonės siaubingai užrūgštinti organizmai. Rodo jisai šitą. Jis rodo ten ir cukrų, ir cholesterolį, bet deguonies organizme kiekį, bet rūgštingumas pas visus. Labai užrūgštinta. Ir dėl to visus tos problemos. Taip, organizmą nurūgština. Oi, man čia jau dabar reikia pasižiūrėti. Šiaip produktų apie 30 yra, bet va dar kažkaip tai per daug aš apie... parašysiu, jūs įsianalizuosite. Šiaip yra ne vienas produktas, kuris labai stiprina imunitetą, energiją labai pakelia. Net keletas produktų yra surišta su skydliauke, kas turi problemų, su regėjimu, autizmo, irgi yra produktas, kurį pataria naudoti kapsulės prie autizmo. Kažkaip dabar užstrigu omega 3. Nuo organizmo rūgštingumo. Omega 3 pas juos. Bet kaip nekeista, labai didelis kiekis čia pas juos vitaminų šitoj omegoj. Bet matomai jie atidirbė receptūrą, kad taip reikia. C vitaminas ir vitaminas. Labai dideli kiekiai. Palei kiekį, atkreipim dėmesį. Labai yra geras kokteilis, Vital Protai, ten visi antioksidantai, Nauriks, jis toks šokoladinių skonių, proteinai, imunitetas, hormonų balansas, labai labai skanus kokteilis. Užsisakiau, dar yra performance, jis yra arbūzų skonių, ten su arbūzai susiję, tai turiu šią savaitę gauti, net nežinau, kas per skonis, kuris palaiko baltymų kiekį, kreatiną, antioksidantai, elektrolitai, skysčių balansą reguliuoja organizme ir regeneruoja raumenis. Tai turiu gauti ryt po ryt, tai nežinau. Tarp kitko, šitie į reakciją, mačiau, šitie 2 kokteiliai arbūzų ir 1 kokteilis nitro. Jų kainos, jeigu žiūrit šitas performansą, mūsų pirkimo kainos €50, o nitro €42. Tai mačiau šiandien akciją $130, ne eurai. $130, 3 kokteiliai, 2 šitie su arbūzu ir 1 nitro. Čiut pigiau, bet ne kažkiek. Jeigu yra ypač pagyvenusiam žmonėm, tėvams,
problemos, kaip minėjau, su virškinimu, gastritai, žarnynai, tai 2 produktus rekomenduoja naudoti. Irgi įdėsiu paveiksliuką ir parašysiu. Tai Flora ir arbata šitą detox. 2 produktus kartu naudot, kad šitas subalansuotų tą virškinimą, gastritus, tuos 2 šitus produktus. Flora, ten tokius juodos kapsulės viduj. Man tarp kitko irgi buvo skaneris prirodęs gerti, aš sugėriau patelę. Vienu žodžiu, pridėsiu daug medžiagos, turėsit ką veikti, pasiskaityti. Tikrai labai daug medžiagos ir vis naujos deda ten. Žmonės, kada dalinasi, kaip gėrė, kiek, nes aš pasijungus daug ir tos Amerikos čatuose ir labai daug medžiagos yra. Ir dabar labai eina Facebook'e, jie labai plačiai, jeigu atkreipsit dėmesį, tai labai daug dalinasi. Vėlgi, kas aš tai turbūt minėjau, jeigu yra, nes skaneris kaip rodo, jeigu viskas gerai, normaliai, žaliai stovi. Jeigu mėlynai stovi, arba per mažai, arba per daug, tai į kairę pakrypęs, tai rodikliai per maži reiškia, jeigu į dešinę pakrypę, tai per dideli, per daug. Geltona, lygiai tas pats arba į kairę, arba į dešinę, geltona jau reikia apmastyti, susijimti, kaip sakant, jau signalas, o raudona jau rimtai žiūrėti, jau netgi patarė, kas su gydytojais bendrauja, netgi išsamiau galbūt tyrimus pasidaryti, jau jeigu raudonuoja, tai yra gan stipri problema, kada skaneris rodo. Bet panaudojus, aš, pavyzdžiui, pas gydytojus nesikreipiau, atsižymėjau, kur pas mane raudonavo. Taip aš pradėjau naudoti vasario 26. Tai kovo pabaigoje dariausi, tai kur raudoni jau pas mane kaip kas į geltoną pusę paėję, kaip kas iš visų žaliavę, kaip kas mėlynai. Mėlynai tai jau truputį yra nukreipimai, bet ten per daug dėmesio nekreipia. O geltoną, raudoną jau reikia atkreipti dėmesį. Dar gal kas, ką turit? Jų ir taip tos informacijos tiek daug. Daug, nes aš sakau, kada jūs daugiau pasiskaitysit, pasidomėsit, tada žymiai paprasčiau viską ir klausimai atsakymai, nes vis tada klausimai tie iškyla. Šiaip įdėsiu irgi prisijungimą, kas neprisijungia į Fanys veda. Kiekvieną dieną Lietuvos laiku 7 valandą vyksta kažkokie mokymai. Šiandien 19 valandą mokymai vyks marketingo, kaip geriau statyti komandą, klausimai atsakymai, va šiandien tokią temą. Ryt ir poryt, neatsimenu, žinau, kad kažkokia, net nežinau, aš jos kažkas iš komandos ves prezentaciją. Ir ketvirtadienį ir penktadienį kažkas ves apie produktus arba taip. Vienu žodžiu, kiekvieną mielą dieną vyksta 19 valandą. Kas norėsit, galėsit, kas neprisijungia, galėsit prisijungti prie telegramų ir užeidinėti į mokymus, prezentacijas. Šiaip, kas čia yra, kas dar neprisijungia, Rasuolė yra užsiregistravus, tai tada kreipkitės pas Rasuolę nuorodos ir aš įdėjau ten slaidus, kaip teisingai užsiregistruoti, kur spausti. Apmokėjimas banko kortele, man atrodo, kad jau veikia ir kripto, kas turi kriptovaliutą, lyg tai ir kriptovaliutą galima USDT apmokėti. Nes mes kaip vasario pradžiai ženkliukas buvo, bet neveikia dar ta knopkė, dabar negaliu pasakyti, neveikia, bet lyg tai veikia. Uždirbti pinigai išvedami
kriptovaliutą galima išvesti, galima į bankinės kortelės išsivesti, kas jau kurs komandas ir galima užsakyti, jau uždirbus pirmus pinigus, nusivesti į valetą ir užsisakyti kompanijos kortelę. Jis kainuoja beveik $10, ją per 2-3 savaitės atsiunčia ir tada su ta kortelė visus pinigėlius galima vestis į kortelę ir ją naudoti pirkiniams, kur tik norit. Uždirbtus pinigus kabinete galima iš jų pirkti produktus, galima registruoti žmogų, jais apmokėti ir paskui į rankas pasiimti pinigus iš savo uždirbtų pinigų. Jau čia gal toliau, kas kurs komandas, yra rangai ir bronzos rangas, sidabro ir safyro. Už rangų pasiekimą jie duoda kreditiniais taškais premiją, prie bronzos 100 taškų, prie sidabro 200 ir prie safyro 250. Tai už šitus taškus toliau perkant savo produktus tai galima įsigyti, jų pinigais neverčia. Ir aišku, kas kuria komandą, labai sveikintinas dalykas pasiekti gold rangą. Tai yra su komanda 10 000 taškų kiekvieną mėnesį ir kiekvieną mėnesį be įvairių išmokėjimų, nes, kaip minėjau, labai riebus yra marketingas palei išmokėjimą, bet jau čia pasiekus goldą, kiekvieną mėnesį, jeigu darai su savo komanda 10 000, jei turi savo automobilį, nesenesnį kaip 6 metų, nes reikia įkelti, kad ant jūsų tas automobilis, jie perveda į sąskaitą, viduje ten į kabinetą, į sąskaitą $500 kiekvieną mielą mėnesį. Savo kurui ar savo naudojimui, kam nori naudoti. Jeigu automobilį neturi, gali, nevairuoji, neturi automobilių, jei nori pinigais, tai perveda 250, o jeigu nenori pinigais, nori produktų pirkimui, tada perveda $800, gali kiekvieną mėnesį už $800 pirkti produktus. Daleiskim, jeigu labai aktyviai dirbat su klientais, tai galima labai irgi gerą uždarbį turėti, bet čia jau kas dirba aktyviai tiesiogiai su klientais. Tai vat goldas labai sveikintinas dalykas, jį pasiekti žymiai padidėja, kaip sakant, išmokėjimas, atlygis. Ir labai sveikintinas dalykas kurti komandą, ypač pirmoji linijoje. Pirmoji tiesiogiai nuo savęs. Nes marketingas susideda iš 2 rūšių marketingo, jis yra mišrus, binaras, linijinis. Palei binarą yra statoma kompanijos 2 kojos ir statot žmogų į vieną koją, į antrą, į vieną, į antrą. Tai binaras. Ir nesvarbu, kad jis eina gilyn palei kojas, bet jūsų asmeniai žmonės visada skaitosi pirmos linijos. Ir binaras užsidarinėja tik tai nuo pirmo pirkimo žmogaus, arba nuo paketo, arba įsirinktų produktų. Statosi taškai binarą. O toliau jau nuo 2 mėnesio nuo žmonių gaunasi 10%, ten jau palei marketingą, irgi įmesiu marketingą, kada perka žmogus, nuo žmogaus CV 10%, nuo pirmos linijos, nuo antros linijos 10%, nuo trečios 20%, bet čia reikia turėti būtinai 3 asmeninius pakviestus partnerius ir būti bronzos lygmenyje, tai reiškia apyvartą mėnesį už 1000 taškų. Tokia silpna apyvarta, kaip sakant. O labai gerai turėti asmeninius partnerius, kurie kuria komandas ir aktyviai dirba. Tai kas liečia binarą, jeigu jūsų šitas pakviestas
asmeninis partneris, daleiskim, per binarą uždirbu, binarai užsidaro kiekvieną savaitę, jeigu binarė uždirba $1000, jum nuo asmeninių partnerių išsimoka 50%, tai jum išmokės $500. Tai kuo jūs daugiau į pirmą liniją statysit žmonių ir aktyvių žmonių, tuo didesnį atlygį gausit. Dar nepaminėjau, labai didelis pliusas yra, kur daugiausiai kitose kompanijose to nėra, binaruose. Taškai binarė, o daleiskim, jūs nesiaktyvavot nieko. Kitur, jeigu tu neaktyvuotas, po savaitės taškai sudega toj kojui. Čia taškai nesudega. Jie keliasi toliau. O kai binaras veikia, turbūt čia kiekvienas žinot, kad iš savo silpnosios kojus įmama, kada savaitė užsidaro visi taškai, o iš šitos viena koja visada būna sponsorinė. Mažoji koja lyginama su sponsorinė. Sponsorinė visada būna daugiau, kaip taisyklė. Nors galbūt ne visur, ne pas visus. Žiūrint, kaip sponsoriniai kojai žmonės dirba. Dėl to pačioj pradžioje rekomenduojama dėti vieną žmogų į kairę, kitą žmogų į dešinę, o paskui palei situaciją jau žiūrėti, kuris silpnesnė koja, ten daugiau žmonių ir dėti. Nes mes niekas nežinom, kokį mes žmogų pakviesim. Atrodo, kaip sakant, čia aš irgi pakviečiau moterį iš Daugpilio, jinai universiteto dėstytoja. Senai šią žinojau, jinai niekur į marketingus neina dėl savęs, dėl produktų. O dabar jinai pakvietė moteriškę, kuri turi savo kabinetą, medikė ir labai aktyvi. Kartais nežinai, kaip gali kokioj linijoje kažkas iššauti ir kaip kurtis komandos. Šiaip informacijos daug, mokymai pastoviai vyksta, bent pas mūsų sponsorių Fanį. Jeigu ką nors nežinom, galima tiesiogiai pasiklausti, tai žmogus labai sąžiningas, labai visose situacijose padeda, nes kada mes pirmieji registravomis, tikrai buvo labai daug problemų ir žmonės ir ne ten paspaudė, ir ne ten pinigus nusiuntė, ir kaip kas registravo žmonas, o ant save nusipirko, norėjo ant žmonos. Tai aišku, jis visus šitos variantus padėjo, visur įsisprendė, visas problemas, visur padeda. Tikrai čia visi žmonės yra patenkinti, kad turim viršutinį tokį sponsorių, kuris labai ir sąžiningas ir labai padeda. Netgi buvę yra tokie atvejai, kad rodos pridedi prie čato žinomą žmogų ir aišku, atsiranda tokių žmonių, kurie nori perlipti per tavo galvą, aš jau ten pasigeriau registruosius. Tai čia Latvijai buvo, ne pas mane asmeniškai, bet buvo pas žmogų. Ir paprašė pas Fanį, kad aš noriu registruotis, užregistruokit, duokit nuorodą. Tai Fanys man parašė, kad vienu žodžiu, čia aš matau, kad iš Latvijos turbūt žmogus, atšatavo, ar susižiūrėk, kas iš tavo komandos, nori pas mane registruotis, bet aš šito nedarau, susirasti pas tą žmogus, kad jis registruotus ten. Grinai, tokia gavosi patirtis, kad žmogus tikrai sąžiningas, galėjo jis išsiregistruoti, bet ne, jis atsiklausė, kieno čia žmogus. Kągi tada, jeigu nėra klausimų, tai gal ir baigiam šiandien. tą patį norėjau pasiūlyti, nes visų mikrofonai išjungti, uždaryti. Tai vadinasi, čia ir užsitęs jau. Nu tai gal tikrai baigiam. Ačiū labai, Baigiam tada. ačiū tau, Birute, ačiū Jei visiems, bus kokių- susirinko. Taip, sakyk. Taip, tada. O taip, klauskite, jeigu ten bus kokių klausimų, galite asmeniškai rašyti, galite čia tam klausti, galite suaktyvinti.
tą čatą, klausimai, atsakymai, kad žmonės būna, kad kitas nedrįsta paklausti ir paskui gauna automatiškai atsakymą. Gerai, tai žiūrėk, aš įrašą padariau, jį apkarpysiu iš priekio ir iš galo, įkelsiu YouTube ir nuorodą duosiu čia šitoj grupiai, o tada iš tavęs mes laukiam tos informacijos. Video aš išversiu, kaip ir sakiau, dar neturėjau laiko tiesiog prisėsti. Vieną šiandien gal padarysiu, kitą gal rytoj. Ten kaip tik vat antras video, kur Alex Renosų, jis apie šitą veido skanavimo tą programą, jis visą vedė čia prieš porą dienų, vat būtų gerai tiksliau sužinotų, jis ten plačiau pasakoja, kas per programą, jis ten labai su emocijom ją pristatinėjo. O kitas buvo video, ten atsiliepimai žmonių, dėl ko, kas šitoje kompanijoje, grinai klientų ten. Tai žinok, Birutė, aš pradėsiu vis tik nuo žmonių atsiliepimo jaučiu. Pirmą tą išversiu. Nes čia dar yra laikos šito instrumento, iki galo mėnesių galime video išversti. Taip, gerai. Labai didelis ačiū. Aš tai visiems sakau gero vakaro, geros likusios dienos ir iki. Ir iki tada.